Kiekvienas žmogus nori būti iš tikrųjų laimingu. Ir čia visai geras noras ir teisingas. Ir kiekvienas turi teisę, ne? Jis gyvena tam, kad gyvenimas pats yra sugebėjimas būti laimingu. Tik, ko gero, bėda yra tame, kad mes tos laimės šiandien ypatingai tikimės iš pasaulio. Tiesiog reiškia vėlgi, kad mums kažkas padovanotų, kaip loterijos. Arba mūsų visa veikla, pažiūrėkime, ne, mokymasis net, siekimas kažko, net gražinimasis buities ir visokie įgijimai, juk visi nukreipti iš tikrųjų tam, kad mes pasijaustumėm laimingesni. Ir vėlgi tai, viskas gerai, bet tik tai tokie įgijimai ir net kitas sritis santykiai, kuri mums dar svarbesnė. Mes irgi reiškia juos kaip dovaną žiūrime, kad mūsų santykiai kitas turėtų padaryti laimingesniu. Ir tada ar yra, tiesiog pagalvokime apie savo gyvenimus, ar yra bent vienas iš tų įgijimų, kuris atnešė man pastovę laimę. Ir tada, žinote, tada tokia reiškia, kaip nuostata jau atsiranda, kad trumpalaikės reikia siekti, kad jos net negali būti pastovios. Bet iš tikrųjų visa laimė yra, kad yra galimybė ir pastovesnės laimės. Yra galimybė tik, kurie truputį reikia pastangos gal, netingumo šiandien, nes jinai nelabai gaunasi savaime. Ir jeigu pamatyčiau, kas mane visgi padaro kartais labai greitai, per sekundę nelaimingu, tai tiesiog kažkoks gal galvojimo įprotis. Ne? Kažką pasakė, kažkas taip ir mane gali greit padaryti nelaimingu. Ir tiesiog, žinote, yra nuostabu, kaip aš tiesiog duodu leidimą, mano protas duoda leidimą man jaustis nuo menko kartais išorinio dirgiklio nelaimingu. Ir kas yra iš tikrųjų dvasinės žinios, jeigu taip, žinote, rimtos dvasinės studijos, tai pamatyti iš tikrųjų, kaip veikia tas dvasinis mechanizmas. Kaip aš būtent jame dalyvauju ir kokie yra stiprus įpročiai. Galvojimo įpročiai, arba kas yra įprotis, kad aš net nespėju kitaip pagalvoti. Na, įprotis yra, kuris greičiau suveikia negu mano pasirinkimas. Ir kai aš išgirdau, žinote, kad laimingumas yra daug labiau pasirinkimas, negu mano tiesiog toksai likimas. Davė, nedavė, gavau, negavau tą loteriją. Tada pasidaro įdomu, kaip aš pats galiu imti labiau tai į savo rankas, kaip tas pasirinkimas grąžina labiau pasitikėjimą savimi, savigarbą. Ir čia tada reikalingi du dalykai. Iš tikrųjų, supratimas, nuo ko aš tampu nelaimingas, nuo kokių minčių, nuo kokių jausmų, ir kad tai nėra be mano dalyvavimo, ir kaip aš galiu sudalyvauti, kad greičiau pakeisti tą mintį ir tiesiog pabūti kūrybingu, nes kūrybingumas yra labai didelė būtent labiausiai žmogaus sąmonės jėga, kuri, žinote, tas, kai sakoma, kad viskas yra požiūris, kuri padaro tą požiūrį arba suranda požiūrį, kad neapgaudinėčiau savęs, bet iš tikrųjų patikėčiau, kad toks požiūris duoda iš tikrųjų naudos, laimės man ir kitiems. Ir tada, man tada bent meditacija pasidarė tokia prasminga kelionė, į kurią tikrai norisi pakviesti visada ir kitą, kad jisai suprastų ir pabūtų didesnis savo laimės kūrėjas.